Labas 11 dienos rytas. Kelią pradedu prie vandenyno. Pirmą kartą įsimaudžiau vandenyne vakar. Dabar yra 7 valandos ryto ir manęs laukia ilgas kelias. Dar truputėlį vandenyno. Šiandien einu kaip vėžlys greičiu, nes noris viską pamatyti, pasigrožėti, sustoti. Bet laiko aš turiu, tai šiek tiek vėliau ateisiu tada. Kelio daly nuo porto tikrai labai ženkliai jaučiasi, kad daugiau piligrimų, daugiau žygeivių. Jau nežinau, pamečiau skaičių, skaičiavau, bet turbūt dabar jau artėja link 30, kiek aš jau mačiau. Ir čia tik tie, kuriuos aš aplenkiau, tai reiškia lėtesni už mane. Vis dar prie vandenyno. Sustojau papietauti, jau esu nuėjus apie 25 kilometrus. Šiaip ilgai neradau vietos geros prisėsti. Tai tikrai, kaip ir sakiau, labai daug kitų keliautojų, jau sutikau tikrai daugiau negu 50, kokie 60 ar netgi ir daugiau. Šitam keliui jau tikrai nebepasijusi vienišas, nes visada kažkas šalia eina. Tai kai ruošiausi šiai kelioniai, skaičiau, kad šitas portugališkas kelias yra antras pagal populiarumą Kamino kelias. Pirmas, aišku, einantis nuo Prancūzijos, pats populiariausias, ir tada antras šitas. Tai buvo man keista einant, nes tikrai tiek daug nesutikau piligrimų, bet matyt, tas populiarumas prasideda nuo Porto, nes dabar tai tikrai labai daug. Bet turbūt čia tikrai geras variantas, tas, kas nori eiti tiek daug, tai gaunasi kažkur virš 200 km iki Santiago de Compostela miestelio. Tai ir maršrutas tikrai labai gražus, labai vaizdingas, vandenynas, miesteliai gražus, tai tikrai verta. Ėjau, aš jau parėjau. Štai ten tolumoje, vis kažkur. Šiandien 35 beveik kilometrai. Labai gera diena. Tikėjasi. Tempas labai greitas buvo. Labai mažai pertraukų dariau. Tai kažkaip net nesijaučiu labai pavargus, tik biškį kojos jau jaučiasi, pėdos. Šiaip dar galėčiau ir eiti. Labas rytas. Pradedu 12 dieną. Jau gal skaičių pamečiau, bet ne, liktais 12. Išmiegojom štai tokie miestelį. Aš vis dar tam miestelį, nors jau beveik 5 kilometrus nuėjus, tai šiek tiek toliau miegojom. Šiandien planas palikti Portugaliją ir atsidurti Ispanijoje.
Tai manau, kad labai reikšmingas žingsnis šiame kelyje, nes turėčiau šiandien perkopti berods ir 500 ribą, arba kažkur arti jos būti. Tai laukia ilgas kelias ir daug darbo. Štai tokia upė. Kelias toliau veda. Upelis. Jau esu nuėjusi beveik 8 kilometrus. Labai graži tokia laukinė vieta atrodo. Iki Santiago mums liko tik tai 187 kilometrai. Štai šita kryptimi. Štai tokia stotelė vidury miško, čia galima pinigėlį mesti, nusipirkti, atsigerti vaisiai. Atsisėsti ir keliauti toliau. Man kol kas nieko nereikia, visko turiu. Labas. Labas. Neturiu ką tau duoti. Aš gal turiu? Palauk. Oi, tu suktuk. Štai ant kalniuko koks vaizdas. Aquí se ve mejor el puente. ¿Vamos? Uy, adiós. Štai toks takas. Lipoja žmogeliai. Prisėdau užkasti mieste kažkokiam. Taip, valgysim sumuštinį. Gabaliuką gavo katinukas ir viskas, kas liko dabar man. Mano batukai, kurie irgi po truputį valgyt prašosi. Šitas jau buvo suklijuotas, bet vis tiek jau vėl nori išsižioti. Kaminą pradėjau eiti su paprastais kedais, bet visgi man nepasiteisino, nors Lietuvoje visą Camino Lituano praėjau su kedais ir viskas buvo puiku, tačiau reikia įvertinti čia, kad visgi ne Lietuvos lygumos. Kitas dalykas kojinės. Dėviu žygio kojinės, kur yra pakėtinti ir pirštukai, ir kulniukai. Tai man į kedus sunkiai telpa kojos su tais kedais, aišku, dar reikia, su tom kojinėm. Aišku, dar reikia turėti minty, kad koja visą laiką patinsta per dieną. Šiti mano žygio batai puikus tuo, kad yra didesni kokio dydžio negu mano koja. Tai puikiai įsitelpa ir su to mano žygio kojinėm. Čia turbūt visi, kas daugiau žygiuoja, šitą taisyklę žino, kad žygiui batus reikia rinktis bent jau dydžio didesnius, negu įprastai nešiojam. Štai toks užrašas gali pasitikti prie svečių namų. Norint nakvynės, aišku, man tas neaktualu. Einu aš toliau link savo kemperio, bet vietos gali ir nebūti svečių namuose.
Grįžau prie vandenyno. Kiek kemperiukų. Bet mūsiškio čia dar nėra. Jau nuėjau daugiau negu beveik jau 43 kilometrus. Ir dėja dar visai nemažai liko. Šiandien tokia ilga diena pasidariau. Bet tikslas buvo pasiekti Ispaniją. Kokia grožio vieta. Arkliukai. Ir mano kelias. Vis dar esu Portugalijoje. Ir laukiu laivelio, kuris perkels į Ispaniją. Turėtų būti iš kokių 15 minučių. Atvažiavau į Ispaniją jau. Kitoj pusėje yra Portugalija. Ir lauksiu čia Rasos. Kol jinai perplauks į Ispaniją. Šiaip turėtų čia kažkoks keltas plaukiat ir ją perkels, nes kitu atveju teks jai plaukti pačiai. Va kaip nuseko vanduo, matosi linija. Dar diena buvo iki čia, vaikai maudėsi. Taip, šiandien dar prognozuojamas audros vakare. Tai matysim, kas čia bus. Tai va, dabar 4. Dar laukiu, kol Rasa atplauks. Turėtų būti kažkur tai gal apie kokią 7. Kriauklyčių visokie yra. Toks įdomus pastatas. Čia negyvenamas kažkoks. Būtų fainai užeit, bet jaučiu uždaryta. Užrakintas. Ten jaučiu landžiata, langai pradaryti. Ten man atplaukia keltas. Tai su šituo dar nebuvo Rasos. Se puede, no. Vamos allá abajo, vaya. O štai aš jau ir Ispanijoje. Labai gerai pavyko su tuo laiveliu persikelt. Laiku atėjau, nes jau buvo paskutinis 5:30, aš atėjau po 6:10. Tai labai pasisekė, nes būčiau nežinau, ką dar likus. Nes kemperis šitoj pusėje Ispanijoje. Taip, tai šiandien tikrai ilgiausia diena.
51 kilometras. Jo, pavariau, bet ir žiauriai nusivariau. Tai tikrai reikia poilsio.